ačiū. Šito renginio nėra jokios politinės organizacijos, jokios partijos ar judėjimai. Ir turim prašymų, būtent, kad pirmiausia, prašo mūsų ir mums leidimą suteikusi Vilniaus savivaldybė ir pareigūnai, kad labai prašome laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, gerbti vieni kitus, saugoti turtą ir valstybinį, ir privatų, ir viskas, manau, bus puikiai. Ir mūsų tikslas, man tai... Mūsų tikslas yra aiškus ir paprastas. Politiniai partijai Nemuno aušra yra ne vieta valdančioji koalicijoje. Per pirmąjį tylos minutę pristatyti į sceną kviečiu Nerijų Milerių, filosofą, filosofijos mokslų daktarą ir kino režisierių. Sveiki, malonu Jūs matyti susirinkusius, gerai būtų, jei būtume susirinkę visai kita ir daug smagesnė proga. Bet šiandien mes susirinkom paminėti tai, ką matome šių dienų politiniam lauke. Taigi pastaruosius mėnesius ir savaitės mums buvo sakoma, kad viskas yra normalu ir vyksta politinis procesas. Taip pat mums buvo sakoma, kad antisemitiniai pareiškimai, kuriuos išsakė visa eilė politikos lauko dalyvių, yra visiškai pavieniai, menkaverčiai ir juos nereikia kreipti per daug dėmesio. Tai mes susirinkom pasakyti ne, mes nemanom, kad visa tai, kas vyksta, yra normalu. Ir mes taip pat nemanom, kad į antisemitinės apraiškas nereikia kreipti daug dėmesio. Kodėl? Todėl, kad istorijos patirtis yra kalbi ir ji mus daug ką moko. Zygmuntas Baumanas, sociologas, yra parodęs, kaip iš paprasto buitinio antisemitizmo gimė milžiniška žmonių naikinimo mašina ir prie to prisidėjo politinė biurokratija. Biurokratijoje kiekvienas yra atsakingas tik už savo veiklos dalį, už savo veiklos vagą, bet niekas neatsakingas už veiklos visumą. Tai tokių žodžių mes esame girdėję praeityje, girdime ir dabar. Praeityje daugelis nacių siuntė žmonės į koncentracijos stovyklų dujų kameras, taip pat sakė, kad jie yra neatsakingi, nes jie savo rankomis nieko nežudė, o tik pasirašinėjo popierius. Panašiai mes girdime ir dabar, kad niekas už nieką neatsakingas. Koalicijos partneriai visiškai neatsako už vieno savo partnerio partinio lyderių praeities žodžius. Taip pat pasirodo, kad tos partijos nariai irgi už savo partijos lyderį nieko neatsako. Bet galiausiai tapo aišku, kad ir tas partijos lyderis už savo žodžius neatsako, nes viskuo yra kaltas arba Facebookas, arba nekontroliuojamas jo paties liežuvis. Mes manom, kad tokie atsikalbinėjimai yra paprasčiausias ir ciniškas, neatsakingos politikos pavyzdys. Tokiam chaose ir politiniam triukšme visiškai yra pamirštamos realios politinės problemos. Pavyzdžiui, pastaruoju metu aš negirdėjau, kad kažkas iš tikrųjų rimtai ketintų spręsti vieną svarbiausių Lietuvos žmogaus teisių problemų. Taigi šiandien mes susirinkom, nes konstatuojame atsakingos politikos mirtį. Žodinis chaosas, triukšmas, jis panaikina ir devalvuoja politinio žodžio reikšmę. Taigi mes konstatuojam, jog dabartinė politinė valdžia, jie numalina politinę atsakomybę ir todėl kviečiu
paminėti atsakingą politiką tylos minutę.